Ne visi dideli šunys yra pavojingi, tačiau yra keletas šunų veislių, kurios yra labai stiprios, itin saugančios ir sunkiai suvaldomos, jei atsiduria netinkamose rankose. Šiame vaizdo įraše sužinosime apie 20 galingų šunų veislių, kurios gali kelti rimtą pavojų, jei nebus tinkamai dresuojamos ir socializuojamos. Tačiau prieš pradėdami, parašykite komentaruose po šio vaizdo įrašu, kokias veislės šunį turite. O jei dar neturite šuns, parašykite, kokias veislės norėtumėte auginti. Taigi pradėkime. 20 vieta. Galingasis Italijos Cane Corso. Cane Corso yra didelis ir raumeningas sarginis šuo iš Italijos. Jis kilęs iš senovinių molosų tipo šunų, kurie anksčiau buvo naudojami sunkiems darbams. Vėliau jis tapo namų ir ūkų sargu, padėjo ganyti galvijus ir padėjo medžioti stambius gyvūnus. Jo vardas Cane Corso dažnai siejamas su reikšme sarginis šuo arba kūno sargas. Tai atitinka jo natūralų charakterį. Cane Corso garsėja savo budrumu, pasitikėjimu savimi, protingumu ir polinkiu saugoti savo šeimą. Tačiau šio šuns negalima auginti be aiškaus dresūros. Kol dar yra šuniukas, jis turi būti pratinamas prie kitų žmonių, vietų, garsų ir gyvūnų. Jei jis nebus pratinamas prie aplinkos už savo namų ribų, gali manyti, kad kiekvienas nepažįstamasis yra grėsmė. Taip pat svarbus pagrindiniai komandos tokios kaip sėdėk, lauk, ateik ir tvarkingas vaikščiojimas su pavadėliu. Nereikia naudoti smurto ar gąsdinimo. Ramesnis, tvirtas ir nuoseklus dresavimas yra veiksmingesnis. Taip pat reikia kasdienio fizinio aktyvumo ir protinės veiklos. Jei šuo nuolat laikomas uždarytas ir neturi ką veikti, jis gali pradėti nuobodžiauti, tapti destruktyvus arba pernelyg teritorinis. Negalima pasitikėti tiksliais duomenimis apie Cane Corso sukandimo jėgą, tačiau akivaizdu, kad Cane Corso kūnas ir žandikauliai yra labai stiprus. Kai šuo praranda kontrolę, jis gali sukelti sunkių sužalojimų, tačiau su tinkamu šeimininku jis gali būti ramus, ištikimas ir mylintis. Tačiau dėl savo dydžio, stiprumo ir stipraus sargybinio instinkto šis šuo nėra geras pasirinkimas pradedančiajam šeimininkui. 19 vietoje Turkijos nepriklausomas Kangalo sargas. Kangalas yra didelis gyvulių sarginis šuo iš Turkijos. Jo darbas – saugoti avis ir kitus gyvūnus nuo vilkų, šakalų ir kitų plėšrūnų. Tai nėra aviganis, kuris varo avis tam tikrą kryptimi. Jis tyliai lieka arti bandos ir stebi aplinką. Pastebėjęs pavojų, jis iškart užima poziciją. Dažnai pirmiausia loja, kad išgąsdintų plėšrūną. Jo tikslas – neleisti priešui priartėti, o ne iš karto kovoti. Kangalas yra didelis, greitas, tvirtas ir savarankiškas. Jis buvo išaugintas dirbti, net jei šalia nėra žmogaus, kuris nuolat duotų nurodymus. Jis gali pats priimti sprendimus, kai pastebi pavojų. Tai puiki savybė ūkyje, tačiau tai gali tapti problema paprastame name. Jei trūksta socializacijos, jis gali laikyti grėsme kaimyną, svečią, kurjerį ar tiesiog praeinantį kitą šunį. Jis taip pat netinka mažam butui. Jam reikia erdvos ir saugios vietos, reguliaraus fizinio aktyvumo ir šeimininko, kuris supranta gyvulių sarginų šunų veisles. Dažnai sakoma, kad kangalas turi stipriausią įkandimą iš visų šunų, tačiau nėra patikimo pasaulinio rekordo, kuris patvirtintų internete dažnai matomą tikslų 70 743 svarų kvadratiniam colyje įkandimo stiprumą. Vis dėlto savo šeimai ir pažįstamiems gyvūnams jis gali būti ramus ir saugantis. Tačiau tai nėra šuo, kuris iš karto pasitikės visais. Jį reikia atsargiai supažindinti su naujais žmonėmis ir naujomis situacijomis. Tinkamoje aplinkoje jis gali būti patikimas sargas. Tačiau jei dresūra bus apleista, jo dydis ir teritorinis elgesys gali tapti rimta problema. Numeris 18 – stiprus ir savimi pasitikintis Rottweileris. Rottweileris yra stiprus darbinis šuo iš Vokietijos. Jo protėviai anksčiau buvo naudojami keliaujant kartu su galvijais. Vėliau jis išgarsėjo Rottweilio mieste, kur mėsininkai jį naudojo varyti galvijus ir tempti vežimus su mėsa. Tam darbui reikėjo jėgos, ištvermės, sumanumo ir apsauginio instinkto. Kai sumažėjo vežimus tempiančių šunų poreikis, Rottweileris buvo pradėtas naudoti policijos darbe, paieškos ir gelbėjimo operacijose, apsaugoje ir kitose tarnybose. Jis garsėja pasitikėjimu savimi ir budrumu. Jis ne visada iš karto susidraugauja su nepažįstamaisiais. Dažniausiai pirmiausia stebi ir vertina naują žmogų. Jis taip pat natūraliai saugo savo šeimą ir namus, tačiau tai nereiškia, kad jį reikia mokyti būti agresyviu. Tinkamai išauklėtas Rottweileris turi būti ramus, susivaldantis ir paklusnus. Kol šuo dar jaunas, jį reikia pratinti prie svečių, kitų šunų, vaikų ir įvairių vietų. Taip pat labai svarbu prižiūrėti jį, kai jis būna su mažais vaikais. Net jei jis tik žaidžia, dėl savo svorio ir jėgos gali netyčia pargriauti žmogų. Iš tiesų, Rottweileris minimas kai kuriuose ataskaitose apie rimtas šunų atakas.
Tačiau nepakanka žiūrėti tik į veislės pavadinimą. Svarbu žinoti, kaip šuo buvo auginamas. Ar jis visada buvo pririštas, ar laikomas uždarytas, ar buvo mokytas gąsdinti, ar jis serga, ar jaučia skausmą ir ar šeimininkas yra atsakingas. Kai didelis šuo praranda kontrolę, galimos žalos mastas yra daug didesnis nei mažo šuns. Tačiau taip pat neteisinga manyti, kad visi rotveileriai yra agresyvūs. Kai veisimas, dresūra ir socializacija yra tinkami, jie gali būti ištikimi, žaismingi, švelnūs ir puikūs šeimos draugai. 17 vietoje budrus ir protingas dobermanas. Dobermanas buvo išveistas Vokietijoje 19 amžiaus pabaigoje. Jis buvo pavadintas Luizo Dobermano vardu. Mokesčių surinkėjo, kuris norėjo turėti drąsų, patikimą ir ištikimą šunį, kuris jį lydėtų, kuris jį saugotų darbo metu. Dėl to dobermanas tapo žinomas kaip greitai besimokantis, budrus, drąsus ir puikus apsaugos šuo. Tačiau jis negimė norėdamas pulti žmones. Jo elgesį labai veikia veisimas, dresūra, socializacija, sveikata ir šeimininko elgesys. Dobermanui kasdien reikia fizinių pratimų ir protinės veiklos. Jei trūksta judėjimo, bendravimo ir tinkamo dresavimo, jis gali tapti labai neramus, pernelyg saugantis arba sunkiai valdomas. Atsakingas šeimininkas gali išugdyti lojalų šeimos draugą ir patikimą sargą. Tačiau dėl to, kad jis yra greitas, stiprus ir protingas, jam reikia aiškių taisyklių ir nuoseklios priežiūros. Numeris 16. Energingasis Sibiro haskis. Sibiro haskis yra darbinis šuo, sukurtas tempti roges ilgose kelionėse šaltose kraštuose. Jis garsėja greičiu, ištverme ir dideliu energingumu. Dažnai būna draugiškas žmonėms, todėl nėra natūralus sarginis šuo, tačiau jis turi stiprų instinktą vytis. Dėl to jį reikia prižiūrėti, kai šalia yra mažų gyvūnų, tokių kaip katės, vištos ar triušiai. Jis taip pat puikiai moka pabėgti. Jis gali iškasti po tvorą, peršokti ją arba rasti skylę, kad pabėgtų. Todėl reikia tvirtos tvoros ir reguliaraus fizinio aktyvumo. Kai trūksta judėjimo ir veiklos, jis gali tapti neklaužada ir sunkiai valdomas. Ne todėl, kad jis iš prigimties blogas, o todėl, kad jo perteklinė energija neišnaudojama tinkamai. Numeris 15. Patikimas vokiečių aviganis. Vokiečių aviganis yra vienas žinomiausių policijos ir kariuomenės šunų pasaulyje. Jis yra protingas, greitai mokosi ir gali atlikti įvairius darbus, tokius kaip dingusių žmonių paieška, nelegalių medžiagų aptikimas ir apsauga. Jis taip pat yra stiprus ir linkęs ginti. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas vokiečių aviganis iš karto yra agresyvus. Kai veisimas, dresūra ir socializacija yra tinkami, jis gali būti ramus, paklusnus ir mylintis šeimą. Problemos kyla, kai šuo nėra pripratintas prie kitų žmonių, nuolat laikomas uždarytas arba mokomas naudojant smurtą. Kadangi jis yra didelis ir stiprus, gali įvykti rimtų pasekmių, jei šeimininkas praranda kontrolę. Todėl jam reikia aiškaus dresavimo, reguliaraus fizinio aktyvumo ir atsakingos priežiūros. Numeris 14. Labai energingas belgų malinua. Belgų malinua dažnai yra lengvesnis ir greitesnis už vokiečių aviganį. Kai kurios policijos ir kariuomenės pajėgos naudoja šią veislę, nes ji yra budri, protinga, greitai mokosi ir turi labai stiprų darbo instinktą. Tačiau būtent šios savybės ir lemia, kad ši veislė netinka visoms šeimoms. Paprasto trumpo pasivaikščiojimo per dieną jai nepakanka. Jam reikia intensyvaus fizinio krūvio, protinio lavinimo ir aiškių užduočių. Jei nuolat neturi ką veikti, jis gali tapti labai neramus, destruktyvus arba sunkiai suvaldomas. Malinua nėra blogas augintinis, tačiau jis buvo sukurtas kaip darbinis šuo. Todėl jam reikia šeimininko, turinčio pakankamai laiko, žinių ir patirties prižiūrint labai energingus šunis. 13 vieta. Nenuspėjamas vilko ir šuns hibridas. Vilko ir šuns hibridas yra naminio šuns ir vilko palikuonis arba šuo, turintis nesenų vilkų protėvių. Jį prižiūrėti yra sudėtingiau nei paprastą šunį, nes gali būti neaišku, kiek stipriai išryškės laukinis elgesys jam augant. Kai kurie gali būti drovūs ir nuolat norėti pabėgti. Kiti gali turėti stiprų grobio instinktą, teritorinį elgesį arba sunkiai paklusti įprastam dresavimui. Taip pat kiekvieno hibrido charakteris gali būti skirtingas. Net ir brolio ir seserų elgesys gali labai skirtis. Yra vietų, kuriuose griežtai arba visiškai draudžiama juos laikyti. Yra papildoma problema dėl pasiutlygės taisyklių, nes kai kuriems vilkų hibridams galioja kitokios taisyklės nei paprastiems šunims. Dėl to jie netinka įprastiems namams ir jų nereikėtų laikyti vien dėl to, kad jie gražūs ar išskirtinės išvaizdos. Numeris 12. Galingasis bulmastifas, sargas. Bulmastifas buvo išvestas Anglijoje, kad padėtų medžioklės prižiūrėtojams sučiupti žmones neteisėtai medžiojančius didelėse valdose.
Tuo metu reikėjo ramaus, drąsaus ir pakankamai stipraus šuns, kad galėtų pargriauti ir sulaikyti žmogų, kol atvyks sargas. Dėl to bumastipas yra didelis ir raumeningas. Jis taip pat gali būti natūraliai saugantis namus ir šeimą. Tačiau dažniausiai jis būna ramus ir meilus su pažįstamais žmonėmis. Iššūkis yra jo dydis. Nors jis nėra agresyvus, jis gali netyčia pargriauti vaiką ar vyresnio amžiaus žmogų, kai tampa per daug susijaudinęs. Jį reikia pratinti prie svečių, kitų šunų ir įvairių situacijų dar jaunystėje. Nereikia griežto dresavimo. Efektyviau yra ramus, tvirtas ir nuoseklus elgesys. Numeris 11. Stambių žvėrių medžiotojas Dogo Argentino. Dogo Argentino yra didelis ir atletiškas šuo iš Argentinos. Jis buvo sukurtas medžioti grupėmis didelius gyvūnus, tokius kaip šernai ir pumos. Todėl jis yra stiprus, drąsus ir turi stiprų grobio instinktą. Neteisinga sakyti, kad jis visada nori kovoti. Tačiau dėl savo medžioklės praeities jį reikia tinkamai kontroliuoti, kai yra šalia mažų gyvūnų. Ankstyva socializacija yra labai svarbi, kad jis išmoktų būti ramus su naujais žmonėmis, vietomis ir gyvūnais. Jam taip pat reikia reguliaraus fizinio aktyvumo ir šeimininko, kuris sugebėtų susitvarkyti su dideliu ir stipriu darbiniu šunimi. Tinkamai auginamas jis gali būti ištikimas ir meilus, tačiau tai nėra geras pasirinkimas šeimininkui be patirties arba neturinčiam laiko rimtam dresavimui. Numeris 10. Užsispyręs Presa Canarijus. Presa Canarijus yra didelė ir raumeninga veislė iš Kanarų salų. Anksčiau jis buvo naudojamas galvijų ganymui ir ūkių saugojimui. Dėl to jis natūraliai budrus, pasitikintis savimi ir atsargus su nepažįstamais žmonėmis. Šio šuns nereikia daryti agresyviu, kad jis taptų sargu. Jis jau turi įgimtą apsauginį instinktą. Svarbu išmokyti jį paklusti, išlikti ramiu ir priimti lankytojų bei kitų gyvūnų buvimą. Kadangi jis yra sunkus ir stiprus, šeimininkas neturėtų pasikliauti vien fizinė jėga, kad jį suvaldytų. Nuo ankstyvo amžiaus turi būti tinkamai išmokytas vaikščioti su pavadėliu, socializuotas ir paklusti pagrindiniams komandoms. Taip pat neteisinga naudoti smurtą ar vadinamąją gaujos dominavimo teoriją. Tai gali dar labiau sustiprinti baimę ir agresiją. Su tinkamu šeimininku jis gali būti ištikimas ir valdomas. Tačiau nepatyrusiam žmonėms jo dydis, jėga ir sauganti prigimtis gali būti sudėtingas ir pavojingas derinys. 9 vieta – nepasitikintis Fila Brasileiro. Fila Brasileiro yra didelis ir stiprus sarginis šuo iš Brazilijos. Anksčiau jis buvo naudojamas saugoti didelės teritorijas, ieškoti dingusių gyvūnų ir valdyti galvijus. Ši veislė garsėja ypatingu lojalumu šeimai. Tačiau jis taip pat yra natūraliai atsargus ir nepasitikė nepažįstamais žmonėmis. Brazilijoje ši savybė vadinama ojeriza arba natūraliu vengimu svetimųjų. Dėl to svečiams nereikėtų tiesiog artintis prie šio šuns ar jo liesti. Net ir šunų parodose teisėjai turi būti atsargus artėdami prie jo. Filai reikia ankstyvos socializacijos, saugios aptvertos teritorijos ir šeimininko turinčio daug patirties su dideliais sarginiais šunimis. Vien griežtumo neužtenka. Šeimininkas turi mokėti mokyti ramiai ir nuosekliai. Tinkamai auklėjant, šuo gali būti ramus ir ištikimas šeimai. Tačiau dėl savo dydžio ir stipraus apsauginio instinkto šis šuo netinka daugumai paprastų namų ūkių. Numeris 8 – galingasis japonų Tosa. Tosa yra didelė veislė iš Japonijos, kuri anksčiau buvo auginama šunų kovoms. Ši veislė buvo sukurta kryžminant vietinius Japonijos šunis su keliomis didelėmis veislėmis iš kitų šalių. Tosa paprastai nėra triukšmingas šuo. Jis žinomas dėl savo ramybės, kantrybės, drąsos ir suvaldytų judesių. Tačiau jis gali būti dominuojantis ir nelabai draugiškas kitiems šunims, ypač jei trūksta socializacijos. Taip pat kiekvieno Tosa svoris gali labai skirtis. Japonijoje auginami šunys dažniausiai yra lengvesni, o kai kurios linijos kitose šalyse yra didesnės. Dėl savo istorijos ir stiprumo kai kurios šalis draudžia arba riboja Tosą laikymą. Tai nėra geras pasirinkimas pirmą kartą šunį auginančiam žmogui. Šiam šuniui reikia ankstyvo paklusnumo mokymo, tinkamos socializacijos ir atsakingo šeimininko, kuris sugebėtų jį kontroliuoti, nenaudodamas smurto. Ne kiekvienas Tosa yra automatiškai agresyvus, tačiau jei šuo nėra tinkamai auklėjamas, jo dydis ir stiprumas gali tapti rimtų pavojumi. 7 numeris – Pietų Afrikos sargusis Boerbol. Boerbol yra didelis ūto šuo iš Pietų Afrikos. Jis buvo naudojamas namų, šeimos ir ūkio gyvūnų apsaugai, todėl natūraliai yra budrus, pasitikintis savimi ir saugantis savo teritoriją. Boerbol taip pat yra protingas ir gali greitai priimti sprendimus, jei pastebi ką nors neįprasto. Tačiau tai nereiškia, kad jį reikia mokyti pulti.
Tikrasis iššūkis yra jo dydis ir jėga. Jei jis nemoka paklusti, sunku jį sulaikyti vien pavadėliu ar fizinė jėga. Jis turi priprasti prie lankytojų, vaikų, kitų šunų ir įvairių vietų dar būdamas jaunas. Taip pat labai svarbu nuolatinis paklusnumo dresavimas, ne tik kai jis dar šuniukas. Šeimoje jis gali būti ramus, mylintis ir ištikimas. Tačiau dėl savo teritorinio pobūdžio ir stipraus sargybinio instinkto jis nerekomenduojamas pradedančiajam šeimininkui. 6 vietoje – savarankiškas Vidurinės Azijos aviganis. Vidurinės Azijos aviganis, dar vadinamas alabajumi, yra vienas seniausių gyvulių sargybinių šunų. Tūkstančius metų žmonės Vidurio Azijoje naudojo šį šunį somo gyvuliams saugoti nuo plėšrūnų ir vagių. Ši veislė yra didelė, tvirta ir gali dirbti tiek didelėme šaltyje, tiek karštyje. Tai nėra šuo, kuris visada laukia komandos. Šis šuo buvo išveistas taip, kad pats galvotų ir priimtų sprendimus, kai kyla grėsmė jo saugomai teritorijai ar gyvuliams. Dėl to jis gali būti tylus, bet labai budrus. Taip pat natūraliai įtariai žiūri į nepažįstamus ir sunkiai priima naujus žmones į namus. Jam reikia didelės ir saugios teritorijos, ankstyvos socializacijos ir šeimininko turinčio patirties su nepriklausomais sargybiniais šunimis. Jis netinka mažam butui ar šeimai, kuri nori lengvai prižiūrimo augintinio. Tinkamoje aplinkoje alabajus gali būti ramus, subalansuotas ir ištikimas. Tačiau be dresūros ir aiškių ribų gali būti sunku suvaldyti jo jėgą ir teritorinį elgesį. 5 vieta – milžiniškasis Kaukazo aviganis. Kaukazo aviganis yra labai didelis gyvulių sargas iš Kaukazo regiono. Daugelį metų jis buvo naudojamas saugoti avis, namus ir didelės teritorijas nuo plėšrūnų ir vagių. Jo kailis yra tankus, nes jis turi išgyventi šaltame ir atšiauriame kalnų klimate. Dėl savo dydžio ir tankaus kailio iš arti jis atrodo kaip mažas lokys. Jis iš prigimties drąsus, pasitikintis savimi ir linkęs saugoti. Kai jis pamato grėsmę, gali veikti nelaukdamas šeimininko komandos. Tačiau teiginys, kad visi Kaukazo aviganiai automatiškai agresyvūs, nėra teisingas. Pasak Amerikos kinologų klubo, jis gali būti draugiškas, ištikimas ir meilus savo šeimai. Tačiau tai rimtas sarginis šuo ir jo reakcija gali būti labai stipri, jei žmogų jis laiko grėsme. Todėl labai svarbi ankstyva socializacija. Būdamas šunukas, jis turi būti pripratintas prie svečių, kitų gyvūnų, triukšmo ir įvairių vietų. Jam taip pat reikia didelio ir saugaus kiemo. Šis šuo netinka mažam butui ar namams, kur dažnai lankosi daug svečių be tinkamo supažindinimo. Taip pat negalima pasitikėti tiksliais šio šuns įkandimo jėgos skaičiais, kurie sklando internete. Aišku tik tai, kad tai labai didelis ir stiprus šuo. Todėl, jei šuo nėra tinkamai kontroliuojamas, jis gali padaryti rimtą žalą. Su tinkamu šeimininku jis gali būti ramus ir patikimas sargas. Tačiau dėl savo nepriklausomumo, teritorinio elgesio ir sunkiai suvaldomos reakcijos, šis šuo netinka pradedantiesiems ar tiems, kurie ieško paprasto šeimos augintinio. Numeris 4. Galingas ir nepriklausomas Akita. Akita yra didelis ir tvirtas šuo iš Japonijos. Anksčiau jis buvo naudojamas medžiokliai Šiaurės Japonijos kalnuose. Jis taip pat garsėja drąsa, ramumu ir ypatingu lojalumu šeimai. Tačiau tai nereiškia, kad visi Akita šunys automatiškai yra agresyvūs. Iš tikrųjų, jie yra nepriklausomi ir gali būti agresyvūs nepažįstamiems žmonėms bei kitiems šunims. Kadangi jų kūnas stiprus, juos reikia anksti pradėti dresuoti ir pratinti prie įvairių žmonių, gyvūnų bei vietų. Tokio didelio šuns visos atsakomybės taip pat negalima perduoti jaunam šeimininkui. Kai dresūra ir priežiūra yra tinkama, jie gali tapti ramiais ir ištikimais draugais. Tačiau jei jie paliekami be priežiūros, nepripratę prie kitų žmonių, juos sunku suvaldyti dėl jų jėgos. 3 numeris – itin tvirtas Aliaskos malamutas. Aliaskos malamutas buvo sukurtas tempti sunkius krovinius šalpose Arktės regionuose. Paprastai jų svoris siekia nuo 34 iki 39 kg. Jie garsėja tvirtų kūnų, jėga ir gebėjimu ilgai dirbti. Tai nėra paprastas šuo, kuris būtų patenkintas trumpu pasivaikščiojimu. Jam reikia reguliaraus fizinio krūvio, pakankamai erdvės ir veiklos, kuriuose galėtų panaudoti savo jėgą ir protą. Jei jis nuolat laikomas uždarytas ir neturi ką veikti, gali tapti neklaužada, užsispyręs arba sunkiai suvaldomas. Jis taip pat turi natūralų instinktą vytis mažus gyvūnus, todėl reikia jį prižiūrėti, kai yra su mažesniais augintiniais. Su tinkamu šeimininku malamutas gali būti meilus, ištikimas ir žaismingas. Tačiau dėl savo dydžio ir stiprumo jis nėra geras pasirinkimas žmogui, kuris neturi laiko dresūrai ir mankštai. Numeris 2 – rimtas ir santūrus Čiau Čiau. Čiau atrodo kaip didelis meškiukas dėl savo tankaus kailio, kuris primena liūtą. Tačiau tai nėra įprastas šuo, kuris iškart prieis ir žais su visais. Čiau yra sena veislė iš Kinijos.
Jis garsėja savo orumu, nepriklausomybę, rimtumu ir šiek tiek atsargiu elgesiu su nepažįstamais žmonėmis. Neteisinga teigti, kad jis visada puola be įspėjimo. Teisingiau būtų pasakyti, kad gali būti sunku suprasti jo elgesį, jei šeimininkas nežino šuns kūno kalbos. Jei jis nebus pripratintas prie prisilietimų, naujų žmonių ir kitų gyvūnų dar būdamas jaunas, gali tapti labai gynybiškas. Kadangi jis yra nepriklausomas, reikia kantraus ir nuoseklaus dresavimo. Negalima šaukti, skriausti ar versti, nes tai gali dar labiau sumažinti pasitikėjimą. Jei tinkamai auginamas, čiau gali būti ramus, švarus ir ištikimas šeimai. Numeris 1. Prieštaringai vertinami pitbulio tipo šunys. Pirmoje vietoje nėra tik viena veislė. Žodis pitbulis naudojamas kaip bendras pavadinimas kelioms panašioms šunų veislėms. Tai gali apimti Amerikos pitbulio terjerą, Amerikos Staffordshire terjerą, Staffordshire bull terjerą ir kai kurias mišrias veisles. Dėl to sunku sudaryti tikslę statistiką. Kai įvyksta užpuolimas, kartais vien iš išvaizdos nusprendžiama, kad šuo yra pitbulis, tačiau galima suklysti. Net žmonės, kurie moka atpažinti veisles, gali suklysti, jei nėra kilmės dokumentų ar DNR testo. Kai kurių pitbulio tipo šunų protėvių istorijoje yra tamsių puslapių. Anksčiau kai kurie šunys buvo naudojami bulių pjudyme, žiaurioje veikloje, kurioje šuo buvo statomas prieš jautę. Kai tai buvo uždrausta, kai kurie šunys pradėti naudoti nelegaliuose šunų kovose. Dėl to kai kurios linijos buvo atrinktos pagal jėgą, atletišką kūną ir ryžtą. Tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas pitbulio tipo šuo automatiškai nori pulti žmogų. Daugelis jų yra meilūs, žaismingi, ištikimi ir draugiški, jei yra tinkamai auklėjami. Didžiausia rizika atsiranda, kai jų jėga atsiduria netinkamų šeimininkų rankose. Trūksta dresūros, izoliacija, smurtas arba naudojimas nelegalioms kovoms. Yra šunų, kurie specialiai auginami tam, kad gąsdintų, visada laikomi pririšti lauke arba nėra socializuojami su kitais žmonėmis ir gyvūnais. Tokiose sąlygose padidėja agresijos rizika. Tiesa, pitbulio tipo šunys dažnai minimi rimtų atakų ataskaitose, ypač Jungtinėse valstijose. Tačiau reikia atsargiai vertinti duomenis. Veislė ne visada būna patvirtinta. Taip pat ne visada žinoma, kiek pitbulio tipo šunų yra tam tikroje vietovėje. Todėl sunku nustatyti tikrąją kiekvieno šuns riziką. Taip pat netiesa, kad pitbuliai turi užsirakinantį žandikaulį. Jų žandikaulio sandara tokia pati kaip ir kitų šunų. Nepaleidimas iš karto gali būti dėl stiprumo, susijaudinimo, baimės, dresūros arba dėl konkretaus šuns savybių. Yra vietų, kuriuose draudžiama arba griežtai ribojama pitbulio tipo šunų laikymas. Tačiau vis dar diskutuojama, ar tam tikrų veislių draudimai yra veiksmingi. Daugelis veterinarijos ekspertų mano, kad svarbiau vertinti kiekvieno šuns elgesį ir savininko atsakomybę, o ne vien tik veislės pavadinimą. Prie efektyvesnių apsaugos priemonių priskiriama saugi tvora, pavadėlio taisyklės, vaikų priežiūra, tinkama socializacija ir greita reakcija, jei pasireiškia pavojingas elgesys. Tai kodėl pitbulio tipo šunys yra pirmoje vietoje? Ne todėl, kad kiekvienas iš jų būtų blogas. Jie yra pirmoje vietoje, nes jie yra labiausiai prieštaringai vertinama grupė, kalbant apie šunų atakas. Jų kūnas yra stiprus, jie dažnai atsiduria pas neatsakingus šeimininkus ir dažnai minimi daugelį rimtų incidentų ataskaitų. Tačiau šuns nereikėtų vertinti vien pagal galvos formą ar veislės pavadinimą. Tinkamai prižiūrimas pitbulio tipo šuo gali būti mylintis ir gerai valdomas augintinis. Apleistas, sužeistas arba tyčia padarytas agresyvius šuo, nepriklausomai nuo veislės, gali tapti pavojingas. Vienintelis skirtumas tas, kad kai šuo yra didelis ir raumeningas, žala gali būti daug rimtesnė. Tai pati svarbiausia pamoka šiame sąraše. Šios veislės negimsta pabaisomis. Dauguma jų yra darbiniai šunys, kurie buvo sukurti saugoti, medžioti, tempti sunkius krovinius ir saugoti žmones ar gyvūnus. Tačiau jie turi dydį, jėgą, energiją ir instinktus, kurių reikia toms užduotims atlikti. Kai jie patenka pas netinkamą šeimininką, nėra dresuojami arba jiems trūksta socializacijos, toks derinys gali tapti pavojingas. Todėl prieš įsigyjant galingą šunį neužtenka tik susižavėti jo išvaizdą. Reikia sužinoti tikrąjį jo charakterį, poreikius, jėgą, išlaikymo išlaidas ir dresūros lygį. Nes galiausiai didžiausią įtaką šuns elgesiui daro ne tik jo veislė. Didelę dalį lemia ir žmogus, kuris jį augina ir yra už jį atsakingas.